2024 metai gausūs svarbių įvykių ir sukakčių, tačiau vienas jų neabejotinai išliks Vilniaus ir visos Lietuvos liuteronų bažnyčios istorijoje. Liepos 2 dieną ant sostinės Tauro kalno atvertas liuteronų sodas, istorinės evangelikų liuteronų ir reformatų kapinės. Ramiam poilsiui skirtame sode, kurio centre kryžius ir šventojo rašto žodžiai, po ilgų užmaršties dešimtmečių įamžintas sovietų okupacijos metais sunaikintų, su žeme sulygintų kapinių atminimas ir prisiminti Vilnių kūrusių ir jame amžinojo poilsio atgulusių liuteronų ir reformatų vardai. Kuo liuteronų sodo, istorinių liuteronų ir reformatų kapinių atidarimas, įamžinimas yra svarbus ne tik mūsų bendruomenėms, bet ir miestui, miestiečiams? Miestui? Manau, visiems, kas čia gyvena, arba svarbu, tai vienas iš ryšių tarp praeities ir ateities. Daug kas nesuvokia, kas buvo iki jų. Bet šį miestą kūrė žmonės daugelis kartų ir tas tam tikras tiltas tarp tų, kurie tada meldėsi, verkė, laidojo, patys buvo laidojami, tarp tų, kurie čia gyvena, kurie meldžiasi, juokiasi, verkia, kuria. Taip pat tai yra gyvas ryšys ir tas atminimas, kad čia yra žmonės, kokios jų biografijos, ką jie darė, kaip jie gyveno ir tas suvokimas, kad mes esam tęsėjai tų darbų. Kai ką galima išmokti, kai ko galima išvengti, žinant jų patirtį. Manau, tai yra labai svarbu ne tik liuteronams ir reformatams, nes dalis šių kapų buvo kaip liuteronų kapinės įsigytos ir puoselėjimas, tačiau paprašius reformatų parapijai, taip pat yra ir nemažai reformatų tikėjimo žmonių palaidotų. Kęstuti, tai dabar bandome atspėti daugmaž, kurioje vietoje buvo įėjimas į kapines senasias. Tai mes kaip tik ir stovime maždaug toje vietoje, pietinė kapinių pusė. Ir buvo toks kaip koridoriukų pavadint galim, įėjimas į pačias kapines, nes buvo plotas kapinių šiek tiek apimantis platesnę teritoriją ir buvo vienoje pusėje prieglauda ligoninė, kitoje pusėje buvo kapinių tarnybos, taip pat kapinių prižiūrėtojo būstas, duobkasių patalpos. Na ir einant gilyn, centrinė kapinių vieta prie įėjimo buvo didžioji koplyčia arba vadinama kapinių bažnyčia. Tai buvo solidus pastatas, galim tai pavadinti, aukščiausias be abejo kapinėse. Na ir buvo pastatas su altorium, su vargonais, su suolais, su sakykla, su varpu. Tikra bažnyčia. O šalia kapinių koplyčios buvo dvi koplytėlės mauzoliejai. Taigi kaip tik viena iš jų ir vienintelis objektas išlikęs kapinėse, tai būtent Niškovskių koplytėlė. Kita koplytėlė buvo kitoje pusėje, daugmaž tokiu pat atstumu nutolusi, dėja neišlikusi. Na, čia šiek tiek kaip dabar yra vaizdas tarsi pasislinkęs, tai atrodo tarsi čia būtų pakraštys, tačiau iš tikrųjų tai buvo tarsi centrinė vieta. Tai užeikime į buvusias kapines. Einam, žinoma. Liuteronų istorija Vilniuje prasidėjo XVI amžiuje, kai Europoje pasklidusios reformacijos idėjos pasiekė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Vokiečių gatvėje, kurioje gyveno gausi vokiečių kilmės tikinčiųjų bendruomenė, buvo įkurta liuteronų parapija. 1555 metais viename iš šios gatvės kiemelių, dabar pažymėtų 20 numeriu, buvo pastatyta liuteronų bažnyčia. Ne kartą perstatyta, gražinta ir po sovietų sunaikinimo atstatyta šventovė gyvuoja ir šiandien. Vilniečiai liuteronai nuo XVI amžiaus vidurio turėjo ir savo kapines, kurios buvo įkurtos reformacijos idėjų skleidėjo kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo dvaro žemėse, dabartinėje Liejyklos gatvėje. XVIII amžiaus pabaigoje
Vilniui išaugus ir dėl sanitarinės apsaugos uždraudus laidoti perpildytose kapinėse miesto teritorijoje, liuteronų kapinėms buvo surasta nauja vieta ant vaizdingojo Bufalo Tauro kalno. Pats kapinių sklypas buvo nupirktas Vilniaus liuteronų parapijiečio Vilniaus miesto tarybos nario Gotfrydo Hano dar 1798-aisiais. Truko šiek tiek laiko, kol buvo įrengtos kapinės, miesto valdžia taipogi papildomai skyrė ploto, ir buvo maždaug 1,3 hektaro visas kapinių plotas. Tai šios kapinės tikrai buvo vienos seniausių sostinės kapinių kartu su Rasų kapinėmis, ar ne, Bernardinų šiek tiek vėliau? Taip. Jeigu žiūrėsime tos, kurios veikiančios iki šiol, jeigu skaičiuotume nuo sklypo įsigijimo pradžios, tai tikrai būtų seniausios, o jeigu nuo tų metų, kai veikia, nes laidoti čia pradėta 1809-aisiais, tai vienos iš seniausių. Ir verta paminėti, kad į šias kapines buvo perkelta ir senesnių ant kapinių paminklų, tai būtent iš senųjų Vilniaus evangelikų liuteronų kapinių, kurios nuo 16 amžiaus vidurio veikė šalia dabartinės Liejyklos gatvės. Tai buvo kai kurie antkapiai 16, kiti 17 amžiaus, 18 be abejo, ir buvo šie antkapiai arba antkapinės plokštės įmontuotos didžiojoje koplyčioje. Taigi tie senieji paminklai, tai iš dar senesnių kapinių negu šios senosios kapinės. Ir džiugu, kad bent keletas tų antkapinių plokščių dar yra ir sulaukia mūsų dienų. Taip, yra išlikusios, išsaugotos ir galbūt neilgai trukus bus gražintos taipogi čia į tokią, kaip sakykime, ekspoziciją, kad būtų galima pamatyti, prisiminti. Čia ir surašyta net vietos. Čia tas senas, kuriuo rėmėsi ir takai, kurie mes, sakykime, kažkur tai maždaug čia sėdim. Tie takai praktiškai viskas. Aha, bet čia jau 60 metų tas planas, jau čia reiškia sovietmečių. Dar jis buvęs. Aha, ir čia dar ir senesniuose žemėlapiuose yra pavaizduota. Taip, visa Gura Bufalova, Tauro kalnas tai buvo vadinamas. Kaip buvo išsiaiškinta, kokios buvo kapinių ribos, kaip tas teritorijos nustatymas vyko? Didelį darbą ir pradmenis padarė Giedrė Miknevičienė architektė. Čia žiūriu, kad 93 metais Paminklų restauravimo institutas jau parengė darbą evangelikų, liuteronų reformatų, neveikiančių kapinių Vilniuje prieš projektiniai pasiūlymai. Be abejo, tada atlikinėjami buvo tam tikri ribų nustatymai archyvuose. Dėkinga teritorija ta, kad praktiškai iš vienos pusės siena, iš kitos pusės gatvė. Čia gatvė, ten tik tai ties buvusiais profsąjungų rūmais šiek tiek šlaitas suardytas ir matyt pažeista buvusi teritorija, riba. Štai dabar esame prie Niškovskio koplytėlės. Vienintelis istorinis, autentiškas pastatas, išlikęs šiuose kapinėse, pastatytas iki 1819 metų. Niškovskis mirė 16, buvo vienas pirmų žmonių palaidotų šiuose kapinėse, buvo pasižymėjęs chirurgijos profesorius, vadovėlių autorius, knygų autorius ir tuo metu taipogi naujoviškos chirurgijos taikytojas. Vilniuje gimęs ir visą gyvenimą praleidęs Jonas Frydrichas Niškovskis, baigęs medicinos studijas Vilniaus universitete ir stažavęsis garsiose Europos aukštosiose mokyklose, XIX amžiaus pradžioje dėstė teorinę chirurgiją, vadovavo chirurgijos klinikai, taip pat Vilniaus medicinos draugijai. Buvo Paryžiaus medicinos akademijos narys.
Niškovskis garsėjo kaip meistriškas chirurgas, pirmasis Lietuvoje ir Lenkijoje atlikęs akmenų šalinimo operacijas. Pirmajame XIX amžiaus dešimtmetyje, kai chirurgijoje dar nebuvo naudojamos dezinfekcijos ir sterilizavimo priemonės, kartu su kolegomis sėkmingai atliko vieną sudėtingiausių, dar ir šiandien medikams techniškai sudėtingą miego arterijos aneurizmos operaciją. Jonas Frydrichas Niškovskis amžinybėn pašauktas jauno amžiaus, 42 metų, ir palaidotas liuteronų kapinėse ant Tauro kalno. Jo poilsio vieta įamžinta įrengus klasicizmo architektūros šeimos koplyčią, mauzoliejų, kurį projektavo ir pagrindinės šių kapinių bažnyčios autorius architektas Karolis Šildhauzas. Pačioje koplytėlėje truputėlį atrodė kitaip negu dabar. Na ir žinoma, kad buvo ir kryžius viršuje, tačiau sovietmečiu buvo pertvarkyta. Galbūt vyresni Vilniečiai prisimena, buvo kioskelis įrengtas šalia Santuokų rūmų, kurie iškilo vietoje istorinės didžiosios kapinių koplyčios. Ir buvo keletas palaidotų žmonių šioje koplytėlėje, mauzoliejuje Niškovskių giminės. Taigi toks atminimas. Štai čia matome perkeltus antkapinius paminklus iš keleto Vilniaus kapinių. Kapines likviduojant maždaug 1962 ir truputėlį vėliau buvo kapinės faktiškai sulygintos su žeme. Didelė dalis paminklų sunaikinta, palaikų taipogi didžioji dalis liko šiose kapinėse, jie nebuvo perkelti. Tiesiog galim įsivaizduoti, nes ir daugumos šių žmonių artimieji karo metais dar buvo pasitraukę į vakarus. Kiti, kurie buvo likę, galbūt taipogi neturėjo galimybių greitai sureaguoti, perkelt palaikus ir antkapius. Tai tik keletas buvo perlaidota žmonių kartu su antkapiniais paminklais, tačiau dalis antkapių vis dėlto buvo išsaugoti, nors palaikai nebuvo perkelti, tačiau buvo perkelti paminklai į Rasų kapines, į Saltoniškių kapines, į Liepkalnio kapines ir dar keletą kapinių, daugiausiai Vilniuje be abejo. Na ir dabar matom sukeltus tuos paminklus iš tų kapinių grąžintus atgal į jų, šiuo atveju netikrąją vietą, tačiau šie antkapiai iš viso kapinių ploto yra labiau sutelkti dabar prie šios istorinės Niškovskių koplytėlės. Ir verta taipogi paminėti, kad šios kapinės nuo 1830 metų taipogi priglaudė ir Vilniaus evangelikus reformatus, buvo suteiktas atskiras plotas šiaurinėje kapinių dalyje, taigi dalis tų antkapių stovėjo būtent ten, dalis buvo liuteronų plote. Na ir kaip matom, irgi yra antkapiai įvairiomis kalbomis, skirtingų žmonių. Štai čia dabar stovime prie Stanislovo Bohušo Sesenčevičiaus paminklinio akmens, kaip matom, irgi čia buvo kryžius, tačiau neišlikęs. Kaip ir daugelis šių paminklų yra, sakykime, nukentėję ir ne visas vaizdas yra tik tokie fragmentai. Na, o šis žmogus Vilniuje dabar turbūt ganėtinai prisimenamas, buvo prieš 3 metus ir jo paroda. Tai jis buvo žinomas to meto dailininkas, grafikas, kūręs ne tik Vilniuje, tačiau jis gyveno ir kurį laiką ir Lenkijoje, ir Vokietijoje. Būtent galbūt tos kūrybingiausias laikas tai vis dėlto turbūt su Vilniumi sietinas. Mums taipogi svarbu, kad jis buvo aktyvus Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenės narys ir nuo 1918 metų apie 3 metus buvo Lietuvos Vienatos evangelikų reformatų bažnyčios kolegijos prezidentas, o 16 metais per Pirmąjį pasaulinį karą jis buvo vienas iš tuometinės reformacijos draugijos steigėjų, nes jis gerai mokėjo vokiečių kalbą ir galėjo sutarti su to meto
vokiečių valdžia Vilniuje ir dėl to buvo leista tai draugijai oficialiai įsiregistruoti. Per tą vieną asmenį galim sužinoti nemažai to meto įvairių kontekstų. Ir istorijos, taip. Ir kas labai įdomu ir gražu, kad to meto paminkliniai, ten kapiniai paminklai būdavo labai informatyvūs. Iš tiesų apie žmogų gali nemažai sužinoti. Štai, kad ir Vilniaus universiteto buvo profesorius, ar ne, taip, ir buvo reformatų kolegijos prezidentas. Tai labai svarbu, iš tikrųjų vien iš antkapio galim prieję paskaityti, aišku, čia lenkiškai parašyta, bet kas supranta ir tada galim norėdami paieškoti daugiau informacijos apie tą žmogų. Kai kurių antkapių matome jau tik fragmentus išlikusius, bet jie čia irgi perkelti yra. Taip, tai yra perkelti ir vėlgi galim atpažinti, kurie iš jų yra senesni. Aišku, galbūt nėra tokio išsamesnio tyrimo daryta, tačiau žinom, kad senesni paminklai šiose kapinėse 19 amžiaus pradžios ir truputėlį vėlesnė buvo labiau klasicistinio stiliaus, taigi matom čia tokia kolonos kaip ir fragmentas. Ir buvo įvairių kolonų, skulptūrų, o vėliau jau 19 amžiaus link pabaigos jau įsivyrauja tokie mums galbūt labiau įprasti paminklai, kryžiai tiesiog tokie, kuriuos esam labiau pratę matyti. Istorinių kapinių tvarkymo darbai, pats procesas prasidėjo jau gana seniai, užtruko ilgai ir jums teko nuo pat pradžių tame dalyvauti ir tokiuose labai einamosiuose, racionaliuose darbuose. Turbūt to proceso metu kilo nemažai klausimų, nes ir istorinių duomenų kai kurių turbūt trūko, ir informacija buvo fragmentiška, kažko reikėjo ieškoti. Kaip tą pavyko jums daryti, kaip ieškojo tos informacijos, kaip sužinojo tikslius duomenis apie tai, kas čia palaidoti? Kai pradėjom gilintis, daugiausia duomenų, kuriuos aktualiai ir paprastai lengvai galima suprantama kalba perskaityti, tai buvo vis tik tai iš lenkų kalbos. Keli lenkų autoriai, net keista, kad pavyzdžiui dar 72 metais Evangelikų kapinės Vilniuje autorius Aleksandr Snieško parašo tokį išsamų mokslinį darbą. Lenkijoje išleistas ir pavyko nusipirkti Vroclave, atsisiųsti. Tai buvo tam tikra bazė, kur visos pavardės, ne visos, tai pagrindinių žymiausių žmonių palaidojimai su trumpom biografijom. Lygiai taip pat kitas Malachovič autorius lenkų, kuris irgi tuo pačiu klausimu rašė, domėjasi. Nepavyko man rasti, yra Feliks Žukovski, bet čia jau 19 amžiaus pradžioje miręs žmogus, graikų kalbos profesorius Vilniaus universitete buvo, irgi išleista jo knyga ar mokslinis darbas. Man nepavyko iki jos nuvažiuoti, pasiekti ją. Tai ten matyti pirmųjų palaidojimų aprašymai kažkokie, tai kas ten tiksliai yra. 49 metais labai keistas toks įvykis buvo, nežinau, kas buvo mokslinis vadovas Vilniaus universiteto, bet studentai kaip praktika aprašė visus antkapinius užrašus. Pats faktas, kad 49 metais universitetas užsiima šituo dalyku. Gudus stalinizmas čia dar tuo metu visiškai. Taip. Takeliai pasivaikščiojimui yra atkurti atsižvelgiant į tai, kur jie buvo istorinėse kapinėse. Taip, iš tiesų mėginta atkurti kuo autentiškesnį vaizdą. Na ir reikia paminėti, kad kapinės jos formavosi nespontaniškai, tai buvo planuojami takeliai nuo pat pradžių, kai kapinės įkurtos, ir spėjama, kad turbūt projektuojant kapinės taipogi prisidėjo žinomas architektas Karolis Šildhausas, kurio
projektuota ir didžioji kapinių koplyčia. Ir taip pat visa augalija buvo taipogi puoselėjama, kapinėse dirbo sodininkai. Šiek tiek vėlesnio laikotarpio 19 amžiaus yra žinomas toks sodininkas Vėberis, kuris ne tik kapinėse, tačiau apskritai Vilniaus miesto mastu buvo žinomas. Na ir buvo rūpinamasi, kad kapinės būtų tvarkingos, planingos. Ir žodžiu, šiandien galim daugmaž įsivaizduoti iš tų takelių sutvarkytų, kaip jos galėjo atrodyti. Ir taip pat paminėsiu, kad čia matome keletą paminklų, kurie grąžinti į daugmaž tą vietą, kurioje ir stovėjo. Tai yra prieš tai, kaip matėme paminklus prie koplytėlės, jie yra tiesiog surinkti iš visų kapinių, o čia yra keletas paminklų, kurie būtent čia ir stovėjo. Ir dabar vaikščiodami po kapines taipogi galim įsivaizduoti, kaip jos atrodė ir vis tiek šiek tiek pasijunti, kad tai esi vis dėlto ne šiaip parke, o iš tikrųjų kapinėse su savo istorija, su praeitim. Stovime prie profesoriaus Adomo Ferdinando Adamovičiaus antkapinio paminklo, kuris išlikusių yra vienas iš didžiausių. Profesorius Adamovičius buvo žinomas Vilniaus medicinos veikėjas ir veterinarijos. Mums kaip liuteronams yra svarbu, kad profesorius Adamovičius, minint parapijos jubiliejų 1855 metais, parašė ir išleido Vilniaus liuteronų istoriją. Ir ši istorija buvo išleista 2 kalbomis - lenkiškai ir vokiškai. Labai gaila, kad iki šiol neturime išverstos į lietuvių kalbą. Iš to būtų galima sužinoti iš tikrųjų įdomių faktų apie parapiją, apie bažnyčią, apie to meto Vilniaus gyvenimą. Vilniuje gimęs Adomas Ferdinandas Adamovičius vienas žymiausių XIX amžiaus mokslininkų medicinos ir veterinarijos srityse. Vilniaus universiteto veterinarijos mokyklos profesorius, parašęs pirmuosius akademinius veterinarijos veikalus Lietuvos ir Lenkijos istorijoje. Jis dėstė medicinos istoriją, vadovavo Vilniaus medicinos draugijai, buvo Leopoldinos, Vokietijos nacionalinės mokslo akademijos nariu. Įdomu ir tai, kad profesorius Adamovičius buvo vienas balneologijos, gydymo panaudojant mineralinį vandenį pradininkų Lietuvoje, parašęs straipsnių apie mineralinius vandenis Druskininkuose ir Stakliškėse. Čia šiose kapinėse buvo palaidoti tikrai ne vienas toks iškilus medikas, Vilniaus universiteto profesoriai, ar ne, tokie medicinos svarbios asmenybės Lietuvos medicinos istorijoje. Taip, apskritai, jeigu žiūrint į kapines, be abejo, čia buvo palaidota labai daug įvairių ir mokslo, ir visuomenės, ir kultūros veikėjų, o medikai itin išsiskiria, buvo labai veikli Vilniuje medicinos draugija, kurios, tikrai nemaža dalis narių taipogi buvo liuteronai, ir didžioji dalis jų taipogi atgulė šiuose kapinėse. Labai įdomu, kad ant paminklų matome užrašus įvairiomis kalbomis, ar ne? Nemažai lenkų kalba, matėme ir rusų kalba, be abejo buvo ir vokiečių kalba, nors čia, kiek matėme, nėra išlikusių būtent vokiškais užrašais ant kapinių. Iš tiesų, ir kapinėse buvo laidojami įvairių tautybių žmonės. Jeigu pamėgint paskaičiuoti, tai turbūt buvo daugiausiai galbūt būtent vokiškų antkapių, apylygiai ir lenkiškų panašiai buvo. Randame nemažai rusiškų, yra ir kitomis kalbomis, ir lotynų, ir prancūzų, ir anglų, ir pavieniai tokie antkapiai yra ir baltarusių, ir švedų, suomių, latvių ir lietuvių kalbomis. Įvairių tautybių čia yra. Vėl tas įdomu, kad žmonės yra ir žydų tautybės žmonės, kurie liuteronai, vokiečiai, latviai, lietuviai,
baltarusiai, lenkai. Taigi taip pat parodo tam tikrą šio miesto specifiką ir taip pat įvairių istorijų yra ir tie, kurie dalyvavo sukilimuose, žmonės arba jų šeimos nariai, ir kiti, kurie palaidoti, kurie tos sukilimus malšino. Toks irgi apmąstymas, kad mirtis ir daug sulygina viską ir visi mes atskaitysim tame pačiame paskutinėme teisme ir galim kartu su jais giedoti Kyrie eleison, kad Dieve viešpatie būk malonus.